jisai puola ant manęs ir viskas, ir aš jį filmuoju. Taip pat parašyk pareiškimą į policiją, Volodė. Ko tu didelis vyras? Jisai puola ant manęs. Aš tai kreipsiuosi į policiją, kai jis naikina mano turtą, gėlės rauna, įrašyk. Ir įsikelk į internetą, įsidėk kaip tu gėlės, 3 kartą, ne 1 kartą, 2 kartus nutilėjau, o tą įrašą ir įdėk į internetą. 2 kartus rožės išrovėjai. Nu, kaip dabar vakar išrovėjai hortenzijas. Tai čia nieko, bet tai čia... Kaip tai nieko, čia labai daug, čia svetima turto naikinimas. Čia reiktų eiti į policiją. Iš tikrųjų taip reiktų. Ir rašyti pareiškimą. Tai tu irgi, jeigu įkėlė tave internetą, yra faktas. Volodė. Tu turi nueiti į policiją parašyti pareiškimą. Jeigu mes tik kalbėsim, nei tu, nei aš su juo tik kalbėsim ir nieko nedarysim, mes visą gyvenimą, kol numirsim, taip ir gyvensim su juo. Mums reikia imtis priemonių kokių. Negalima taip leisti, kad mumis taip engtų. Jis viską jau baigė, pradėjo naikyti. O dabar žiūrėk, turiu klausimą prieš, va čia dabar lemiamas momentas. Kodėl aš kai dirbu, tu Volodė man maišais? Kodėl kai aš dirbu, tu man maišaisi? Jeigu tu dirbi, va dabar žiūrėk, dabar Volodė, aš dirbantis esu ir dabar tu man maišaisi. Ir karočiai, va į tą prokuratūrą, į tą prokuratūrą, mes pasiūsiu. Kodėl tu man maišaisi, kai aš dirbu? Va dabar tu eisi, aš rašyk pareiškimą, o tas video eis. Rašyk pareiškimą, o tas mes video peržiūrėsim. Ateik čia, Stirna.